žinai, tavo seksas jau tikrai galėjo būti geresnis. Ir nepriklausomai, kiek tu apie tai kalbi, su kuo kalbi pirtyje ar kažkur tai asmeniškai, jisai gali būti geresnis, negu tu įsivaizduoji. Kodėl? Todėl, kad tavo tiek erekcijos disfunkcija, tiek tavo kokybę lytinio gyvenimo lemia pagrindiniai du faktoriai - psichosomatika bei fiziologija. Psichosomatika tai yra tavo emocijos, tavo nervai, tavo stresai, visa tai, ką tu pergyveni. Fiziologija tai yra dar paprasčiau. Tai yra tavo miegas, darbo poilsio režimas, tai yra tavo lygos, persirgtos arba kuriomis dabar sergi, netgi vaistai, kuriuos tu galbūt dabar vartoji arba vartoji kažkada. Bet pagrindinį vaidmenį vaidina šitame dalyke ne kas kitas, kaip tavo žalingi įpročiai, tavo mytyba, ką tu valgai, ką tu geri, nekalbant apie kitus skysčius, kurie yra šalia. Jeigu tavo mytyboje, tavo gyvenimo būdė trūksta nutrientų, kuriuos tu turėtum vartoti, tuomet tavo lytinis gyvenimas bus gerokai prastesnis. Jeigu nori pasitarti, nelauk, parašyk dabar, nes kiti metai yra ugninio arklio metai. Jeigu nori jaustis kaip arklys, parašyk.